Ir sakėm, ką pas mūsų vyksta irgi, kaip ir Latvijoje suėmė, ir pas mus kratos vyksta. Žemaitaitis, Nes kaip supratau, nespėjo šuns pavedžiot, kaip ten. Sakė, šuo liko nepavaikščiojęs ir kas ten. e, žinai, aš tai noriu atkreipdėmėsi, kad pati iš savęs krata, tai jinai nieko realiai nereiškia, nes niekam jokie įtarimai nepareikšti. Čia lygiai tokia pati krata, kaip ir pas tą Bužinską buvo Vilniaus savivaldybė. Jis dabar skundžia tą sprendimą. Tiesiog žurnalistam reikia antraščių ir jie labai sėkmingai jas gauna dabar turbūt kas savaitę po kelias. Tai aš tai manau, kad keli tokie pastebėjimai būtų. Visų pirma, tai čia turbūt dabar bandoma kažkaip išlyginti tas svarstyklių lėkštes ir dabar parodyti, kad ne tik konservatoriai blogi yra ir visi kiti yra blogi. Tai dabar reikia tik tai sulaukti, kada ateis valstiečių eilė, nes ant jų dar kol kas nieko neužstumė. Tai šita situacija kažkiek primena 2004 metus, kada visos didžiosios partijos, jeigu pamenat, konservatoriai, socialliberalai, ne, socdemai ir dar neatsimenu, kas ten tretieji buvo, ten toks Andriukaitis buvo papuolęs, paskui buvo iš Vidžiūnas, pamenat. Ai, taip. Toks amžinatelis Martišauskas ten liktai irgi dalyvavo, dabar jeigu gerai atsimenu. Paskui jie visi, paskui paaiškėjo, kad ten iš vis nieko nebuvo, bet jau rinkimai buvo pareguliuoti. Tai aš tai manau, kad čia vyksta šitie dalykai turbūt vėlgi kažkokiu pagal panašų algoritmą, bet man žymiai įdomiau yra kiti momentai. Tai, pavyzdžiui, dabar Paluckui šiandien vėl pareikšti įtarimai, ne? Tai Paluckui įtarimai pareikšti už 10 metų maždaug veiklą. Ten kažkada 2010-ieji, ten kažkur apie tą laikotarpį. Tai kiek aš įsivaizduoju teisėsaugos darbą, šiuo atveju generalinė prokurorė čia jinai pirmus smuikų groja, tai dabar tai, ką mes matom, tai vadinasi realizacija, ar ne, medžiagos. Bet visa šita medžiaga tai labai ilgai turbūt jau gulėjose stalčiuose ir čia nėra dabar sugalvota ir dabar atrasta ir dabar ištirta ir dabar paleista į trasą. Lygiai taip pat ta pati augalininkystės tarnyba, juk irgi visi veiksmai vyko praeitų metų vasarą. O visi žiniasklaida viskas pasiekė. Lygiai likus geriem metam iki savivaldybių rinkimų ir iš karto po to, kai buvo perskirta generalinė prokurorė. Tai aš tiesiog bandau sudėlioti šitos faktus į kažkokią logiką ir man ta logika va tokia ir gaunasi, kad dabar visi gaus per ausis, kad niekas neišliptų aukščiau kitų ir kad neatrodytų, kad vien konservatoriai blogi, nes jie dabar kažkaip labiausiai kenčia šitose temose, nes didžiausios sumos, didžiausi skandalai. Bet jeigu pastebėjot, tai nei apie Skvernelį, nei apie Starkevičių dabar niekas nebekalba. Nors, pavyzdžiui, Starkevičius tai kažkur pasislėpęs ten savo hektaruose, o Skvernelis, taigi jisai Seime turi būti. Jisai liko Seime. Niekam niekas neįdomu, nei prokuratūra neinformuoja niekaip. Tai tokie būtų mano pastebėjimai. Ir šitoj temoje dar keli žodžius pasakysiu apie tą radio laidą, kur girdėjau. Nes turbūt visi labai nusteps, kad iš karto dienos temoje žinių radio buvo kalbinamas Skirmantas Malinauskas. Nes dabar kažkaip, nes pirmus smuikus jis dabar visur eina. Na ir aišku, jis ten pradėjo tą savo mantras pasakot, kurias mes jau čia visi mintinai žinom, čia korupcija, skaidrumas, čia ta. Ir prasidėjo skambučiai į radiją. Tai aš nežinau, kokie 4-5 turbūt buvo skambučiai, visi apie tą patį. Kad kala vieną Žemaitaitį, kodėl nepaklausėt, kur konservatorių pinigai, kodėl Landsbergienė už 1 eurą nusipirko sklypą iš Baltkepo, kodėl ten Egėjo saloj niekas nieko net, bet visi kaip susitarė. Na ir tada jau Peredinis klausė, tai sakom, tai matot, žmonės kartais turbūt susidaro įspūdį, kad yra
kaip čia selektyviai teisėsauga Lietuvoje ir taip toliau. Tai Malinauskas paaiškino, čia taip mano nepažodžiu, bet tai maždaug čia visi šitie Kremliaus paveikti yra žmonės ir jie čia nesupranta, kas Lietuvoje vyksta. Nu, žodžiu, man gaila buvo Perednio, kuris dar yra neblogas žurnalistas, sakykime, kontekste visų kitų, nes, nu, ir žinutės, kur skaitė, ir skambučiai į studiją, nu, va tiesiog. Tai man tai tokia indikacija yra, kad žmonės jau po truputį pradeda atskirti, kas čia vyksta ir kodėl vyksta ir kas už to stovi. Tai va tiek. Nu, nenustebino tikriausiai Kad šitas Skirmantas Malinauskas buvo. kvadratinis ir kad buvo ir ką pasakė, nu, kad tas žmogus, kurį pastatys ir paguldys, kad čia kokį dar galėjo kitą pasakyti šitą situaciją, kokią kitą frazę išmoktą copy-paste. Nėra. Bet žinot, dabar vat, Ukrainoje čia labai įdomus dalykai vyksta. Ir čia toks Takerio Carlsono interviu buvo su tokia viena mergaitė žydiška pavardė iš Ukrainos. Aš nežinau, ten jie kažkaip turbūt tas pavardės ten loterijoje įsitraukia ar kaip, kad visi vienodom pavardėm varo. Bet tai ten irgi dabar visi tie, kurie netiki to, ką jinai kalbėjo, tai jo, čia jinai rusų agentas, čia Kremliaus naratyvai, viskas. Nu, aš nežinau, tai negi tik tiek fantazijos jie turi. Tai man, žinai, tada, jeigu jie tiek fantazijos turi, tai man nuoširdžiai gaila jų sekso partnerių. Nes Brūžina turbūt visą laiką taip pat, žinai, 20 metų. Nu, tai kiek galima? Nu, tai ką nors įdomesnio tegul sugalvoja. Tai, žinai, čia dar yra Takeris, kas gali normalaus būti pas Carlsoną, kuris kalbino Putiną. Tai čia vien tik Kremliaus ištvara. Visa laida. Įdomiausia, kad kai yra priešinga informacija, tai jie tais kalbėtojais tiki, ar ne? Jiems tai kartais pasako tiesą, kartais pasako ir šitie tiesą, kaip plasdai šauna, žinai, kartą. Ką turiu omenyje, Robertai? Nu ir Carlsonas ir Takeris kartais teisybės pasako, ne visada prašau. Nu tai be abejo, tai čia kaip pasakyta, žiūrėkit, labai, va ta mergaitė, kaip tu sakai, žydišką pavardę, Gintarai, jinai kalbėjo, atsiprašau? Julija Mendel, jinai vadinasi. Julija Mendel. Tai aš būtent tą ištrauką, kur girdėjau, kur apie tą vartojimą tų uždraustų preparatų, reiškia. Jinai labai gražiai, Kokosą vartoja? Jo, kokosą, kur varto. Drožlės, jo, kepiniams pagardinti. Jinai labai diplomatiškai, atsargiai parinkdama žodžius, atsakingai parinkdama žodžius, tiesiogiai nekaltindama. Jinaigi pasakė, aš pati nemačiau, aš negaliu tvirtinti, bet jinai pasidalino savo įspūdžiais ir pasidalino žiniomis, ką jinai girdėjo iš žmonių, su kuriais jinai bendravo, iš kurių jinai ėmė interviu ir kuriuos jinai sutikdavo prezidentūroje tuo metu, kai jinai dar buvo Zelenskio sekretorė. Bet aš sakau, tai nebuvo tiesioginio kaltinimo, buvo labai atsakingai pasverti žodžiai ir per kelis kartus tas buvo pakartota. Tai mes galim čia tuo tikėti, galim netikėti, bet, kaip sakoma, dūmų be ugnies nebūna, galų gale pilnas internetas yra tų vaizdų, jeigu jau kalbam grinai apie šitą dalyką. O kad tai naudinga yra Rusijai, nu ką daugiau gali pasakyti, tie, kurie visada šitame žmoguje mato šventą žmogų ir neklystantį žmogų, turiu omeny Zelenskį, jie nieko kito negali pasakyti, kaip tik tai, kad tai yra Rusijai naudinga informacija ir kad tai yra Rusijos dezinformacijos, propagandos, reiškia eilinis, reiškia dar vienas demonstravimas. Tai viskas, čia daugiau nieko nepasakysiu, o grįžtant į Lietuvą, tai mane, kaip pasakyti, malonu yra matyti, kad mūsų žiniasklaida dirba, kaip pasakyti, operatyviai, jinai kažkokiu tai būdu, štai atsiranda toje vietoje, kur vyks kratos, reiškia, fotografuoja pareigūnus išeinančius iš tų, reiškia, objektų, kuriuose buvo atliekama krata ir viskas yra įamžinama, tai reikia pasidžiaugti mūsų žiniasklaidos atstovų sugebėjimais,
operatyviai informuoti visuomenę apie svarbius įvykius mūsų šalyje. Ir va tokie dalykai akivaizdžiai rodo, kad tai yra parodomoji tokia kaip ir akcija, ar ne? Turbūt. Aš tik tai, Gintarai, gal būčiau kiek nuosaikesnis galvodamas apie tai, kad aš sutinku su pačiu, kad tai turbūt yra bandoma truputėlį atskiesti tą visą, reiškia, informacinę erdvę, kad ne vien tik tai kristų dėmesys konservatorių pusė, bet ir Žemaitaitis, kuris, aišku, jisai ir taip yra linksniuojamas, čia aš nespėju iš tikrųjų skaityti, nors dabar ir mažiau seku spaudą, prisipažinsiu, bet vis atsivertus vis galima pamatyti, kad generalinė prokuratūra tai vėl ten pareiškė kažkokius įtarimus, dar kažkokioj tai ten pagal kažkokį baudžiamojo kodekso straipsnį. Tai bet kad čia susijęs su rinkimais, aš manau, kad truputėlį per ankstyvas šitas dalykas, nes žmonės labai greitai pamiršta. Tai paprastai tokie dalykai išmetami į rinką yra likus mažiau laiko iki rinkimų. Metai laiko tai yra vis tik tai dar ilgas laiko tarpas. Ir aišku, jeigu ta tema bus toliau čia kultivuojama, vis nuolat įmetama kas savaitę, kas dvi, bet kaip Gintarai sakai, kol kas nieko negirdim apie Starkevičių, apie Skvernelį, tai užmetė, reiškia, šiek tiek anglių, paruseno tas laužas, tas reiškia, ir paskui vėl užmes čia, iš kitos pusės turbūt nelabai ir yra ką kiekvieną dieną pasakoti, kas tenai vyksta, tai nevyksta ir tie procesiniai veiksmai kiekvieną dieną, kaip supranta. Tai aš manau, kad čia ne tik apie rinkimus eina kalba. Iki rinkimų liko metai laiko ir čia savivaldos rinkimai bus labai svarbus. Nes mes dabar turim praeitos savaitės pavyzdį, kaip Jungtinėje karalystėje vyko savivaldybės, sakykime, pagal jų situaciją rinkimai ir kiek gavo į skūrą valdantieji su to Starmeriu prieš akiją. Jie, pavyzdžiui, Škotijoje, man atrodo, 1500 balsų prarado, kas yra kosminis rezultatas ir blogiausias rezultatas jų istorijoje. Tai mes turim labai aiškiai suprasti, kad savivaldos rinkimai tai yra pasiruošimas Seimo rinkimams. Ir aš jau turbūt esu minėjęs, kad geriausiai dažniausiai sekasi socdemams. Jie praktiškai trečdalį turi savivaldybių savo merus. Ir tai yra resursas administracinis, piniginis tam tikrą prasme, ruošiantis Seimo rinkimams, ten komisijų pirmininkus, ten savivaldos ten ir taip toliau derina. Bet kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, tai aš manau, kad pagrindinis smūgis yra į tai, kad šitai dabartiniai koalicijai, dabar aš jau nevertinu, kokia jinai gera ar bloga, bet kad tai būtų kuo sudėtingiau dirbti. Nes pagrindinis smūgis eina visą laiką į socdemus. Jūs atkreipkite dėmesį, visą laiką yra linksniuojama Nemuno aušra, bet kala tai visą laiką socdemus. Jie to nepadarė, nepadarė, Nausėda laikas nuo laiko išstoja. Tas pats Malinauskas šiandien vėl pasakoja, kaip gerai būtų, jeigu frakcijoje būtų Seime koalicijoje dabar Skverneliniai buvę. Dabar jau Skvernelio nėra, jau partija dabar švari yra. Ir tai akivaizdu, kad jiems trukdo Žemaitaitis daryti kai kurios dalykus. Tiek dėl savo asmeninių savybių, tiek dėl to, kad jisai valdo labai daug informacijos. Dabar tu čia žiniasklaidai padėkoji. Tai pavyzdžiui, aš turbūt dabar, kad apsidrauščiau, pasakysiu, kad sapnavau šitą. Bet sapnus tai aš galiu pasakoti, ne į eterį. Tai jeigu švarus, nepurvini. Nebus purvini, nebus. Tai ten, aš įsivaizduoju, vyksta procesas kaip. Jūs atkreipkite dėmesį, kad dabar visą eilę ikiteisminių tyrimų yra pradėta taip vadinamų visuomenininkų pareiškimų pagrindu, ar ne? Kas man šiaip yra kosmosas, nes šiaip tai yra pas mus ar ne 9 institucijos, kurios gali vykdyti kriminalinę žvalgybą ir sekimą. O yra 3 visuomenininkai dabar, tai Andrius Tapinas, Skirmantas Malinauskas ir nežinau, kaip pavardė Žukausko, Karolis berods, ne? Tas, kur nelanko savo tėvų, tai tas ir jaučiasi, kad tokie nelanko savo tėvų. Ir jų dabar jie rašo vieną paskui kitą pareiškimus ir atseit pradedami ikiteisminiai tyrimai. Tai aš ką sapnavau? Aš sapnavau, kad ikiteisminio tyrimo institucijos netyčia numeta informaciją šitiem visuomenininkai
jie ją paviešina, nes ten turbūt mėsos neužtenka pradėti normalų ikiteisminį tyrimą ir tada šito pagrindu yra pradedamas vat būtent šitie ikiteisminiai tyrimai. Kaip atsitiko ir vat su šituo Žemaitaičiu, nežinau, kas ten, kodėl ten papuolė Bužinskas, kuris yra neliečiamas, nes ant kiek reikia būti nagliems, kad meras sėdi su Avuliu per krepšinio rungtynės pirmoje eilėje ir net nevaidina, kad jie ne kartu tenai. Nu tai palaukit, kažkada Vėsaitė už tai, kad skrido su verslininkais, turėjo iš ministro posto iškeliauti. Dabar pas mus čia viskas yra ok.